Kiekviena besilaukianti mamytė iš tikrųjų nori atrodyti gražiai. O kas kitas ją supras negu kita mama, drabužių kūrėja Kristina Genmantaitė. Tai šiandien mes jos paklausime, kaip iš tikrųjų toms neštukiams nepasimesti tarp visų, aš nežinau, parduotuvėse esančių kabančių naujų tendencijų, kaip nepasimesti ir neužsidėti bulvių maišo ant kūno, kai norisi paslėpti kartais tą pilvuką. Tai pradžiai iš tikrųjų pradėkime, kodėl ar stilistai drabužių kūrėjai vengia neštukių? Ar ta... Taip. Gerą dieną. Nevengia, tiesiog aš manau, kad vienas iš rečiausių klientų, kuris apsilanko pas mus, yra besilaukiančias. O kodėl? Negaliu atsakyti. Tikrai negaliu atsakyti. Vienas iš kriterijų, aš manau, yra tas, kad tu turi tiek visko užsiėmusi reikalų besilaukiant ar ne, planuojant visiškai naują gyvenimo ritmą. Taip. Kad ta išvaizda labai dažnai yra nustumiama į 2 ar 15 planą. Kaip nepagrindinis, ne? Nes net ir su bulvių maišu tu gali eiti į darbą. Klausimas, kaip tu atrodysi ir kaip tu su juo jausies. Bet be viso šito, be išvaizdos geros, tu gali funkcionuoti. Kitas dalykas, kad tikriausiai ir nežinau, nėra prioritetas ir iš stilistų, ir iš pačių dizainerių pusės, kad kelti šitą grupę žmonių, ar ne, ir rodyti ją, kad žiūrėkit, jūs galit kažkaip tai fainai atrodyti ir gerai, ir viskas čia yra okei. Tai tikriausiai iš abiejų pusių eina tas toksai. Bent jau aš, mano patirtis, ar ne, kokia yra, per tą nėštumą, nenori, tenka kartais išlysti į kokią nors šventę. Kad ir su kokia savijauta, ir su kokia jau ten dydžiu ir visu kuo. Tai va, kai tai nutinka, jau kada prieina reikalas tikrai jau kažkaip pasirodyti gražiau, tada yra kreipiamasi. Ne visos, tikrai ne visos. Bet būna momentai, kai jau laukiasi ir tenka tekėti. Taip, kaip mes atrodom. Tai yra visiškai išraiška to, kuo mes gyvenam, kaip mes jaučiamės ir kokia aplinka mumis supa. Aš gal šiek tiek norėčiau pakalbėti ne apie pačius drabužius, Taip. Paskui prieisim prie to, bet apie tai, kodėl mes vienaip ar kitaip atrodom, kodėl rengiamės vienaip ar kitaip. Jeigu mes ar ne einam į skirtingus darbus, ten valstybinis, nevalstybinis sektorius, skiriasi mūsų apranga. Jeigu mes sėdime namie arba yra kažkoks laisvas grafikas, apranga vėlgi kitokia. Amžius, gyvenimo stilius, ypatingai mūsų pačių savijauta. Ir va čia yra kriterijus. Keičiasi hormonai ir keičiasi kūnas, kurio mes nesam įpratusios matyti veidrodyje. Ir dažnu atveju, kada vyksta tas pokytis, o jis vyksta ne tik kūniškai, jis vyksta visaip kaip. Dažna reakcija yra atmetimas, kad aš ignoruosiu ir tu bandai spraustis į tos pačius drabužius, kurie tikėtina jau nebelabai tinka. Gali būti, kad jie yra užsilikę kokį 10 metų, jeigu kūno apimtis nesikito, tavo amžius pasikeitė, statusas keičiasi ir tu dar bandai įsisprausti. Labai gerai, jeigu tai nėra įvykę, jeigu kažkiek garderobas yra atnaujinamas ir yra tiek laisvesnių, tiek aptempitesnių drabužių, yra kur kas lengviau uždengti. Bet dar kartą noriu pabrėžti, mes atrodom taip, kaip mes jaučiamės, kiek mes palaikymo turim ir į kokią aplinką mes keliausim ir būsim kokioje. Tai va, o jeigu dabar atmetus visą šitą ir pasiliekam tik tai kūną, turim kažkokias kūno apimtis, ne? Visiškai nenoriu išskirti anei stambesnių, anei lieknesnių. Klausimas yra, kaip mes norim išreikšti savo tą laikotarpį. Nes tai ir yra išreiškimo forma, ne, kaip mes save pristatome. Ar mes norim paslėpti, ar mes norim akcentuoti, ar mes norim tiesiog būti nepastebimos, ko mes siekiame tais drabužiais, ne? Tai tikriausiai pirmus tos mėnesius, kol apimtis nėra stipriai besikeičiančios, o savijauta dažniausiai pablogėja. Įprastai taip, ar ne? Taip, pagal.
aš visiškai siūlau pasilikit prie to garderobo, ką jūs turit. Ir per daug nelyskit į visus maternity drabužius. Tiek, kiek galite, ne tiek, kiek jums yra komfortiška, kol neveržia, kol jūsų netrikdo, neerzina, nes prasideda tokie dalykai, kur anksčiau neerzino, dabar erzina, netgi, nežinau, kelnių sagtis, gumelė, ten dar kažkas taip. Visi šitie dalykai, ar ne? Tai va, tiek, kiek jums išeina, jūs su tuo ir gyvenkite. Kada jau pradeda veršti ir tapti nepatogu, tai yra viskas ženklas, kad jums vienaip ar kitaip reikės tą garderobą šiek tiek atnaujinti. Ką rinktis? Jūsų norai ir jūsų pageidavimai. O kokius galbūt tos tokius pieces, aš nežinau, tokius ar ten 5 dalykus, ką galbūt vertėtų investuoti, nueiti į parduotuvę, nusipirkti net ir iš tų neštukių skyriaus, ar net nereikėtų? Net jeigu nesilaukėt, jūs nueinat ir nusipirkat iš karto gerus, tinkamus apatinius. Apatinis trikotažas yra bazinė viso ko esmė. Ar tai bus proginė suknelė, vestuvinė, kasdieninės drabužis, nesvarbu. Jeigu apatinis trikotažas yra netinkamas, ant viršaus gali dėti ką tik norit, niekas netiks. Niekas nebus gerai. Tai yra viso ko namo pamatas, karkasas, esminis. Tai va, tai kas yra tinkamas apatinis trikotažas? Tai yra tinkamas dydis visų pirma, ne, kad niekur neįsirėžia, jokios petnešėlės, jokie užsegimai, kelnaičių ten, nei į šonus, nei į sėdmenis. Taip, tai yra patogu. Mes kalbam ne apie seksį, ne apie madingą, bet tai yra patogu ir tinkamai sustatytas kūnas, pats kūnas. Antras dalykas. Vėlgi, apie medžiagas gal aš nekalbėsiu, nes mes skirtingai medžiagas mėgstam, bet spalva. Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju tam, kad galvos nereikėtų sukti, rinktis nude spalvas, su kūno spalvas, mėlynes, off-white'us, gali būti švelni rožinė, kažkokia tokia, kuri nestipriai skiriasi nuo mūsų natūralios odos spalvos. Ir užsidėjęs net ir šviesų drabužį arba akytą, neriniuotą, kai šį sezoną eina, vat, tie tokie visokie permatomi lengvai. Net jeigu ir išlys petnešėlė, tai yra bendras vaizdas, kuris netrikdo kito žmogaus akies. Tai va, ta sustatyta bazė, jinai labai gerai tarnauja. Aišku, neščiosiam, o kodėlgi ne iš karto nepasirūpinus ir atsegomomis liemenėlėmis, jeigu yra tikimybė, kad bus maitinama ar ne. Kelnaitės vėlgi jos gali būti jau iš karto sumodeliuotos taip, kad eitų po pilvuku, jeigu tai yra, na, tarkim, drabužį perkate pradžioje nėštumo su intencija, kad jį nešiosite šiek tiek ilgiau per visą nėštumą. Tai tie kirpimai, jie turėtų būti vienas iš svarbių dalykų renkantis, ne? Neriniai, neneriniai, čia skonio reikalas. Aš prie šito galbūt nelendu, bet net ir ilgesnės, tarkim, maikutės kažkokios, jos turėtų gražiai nugulti ant viso kūno tam, kad viršutinis sluoksnis būtų ok. Tai va, su šituo reikia investuoti bet kuriuo atveju. Viršutinis jau tą, ką žmonės ir nematom. Nu, nuo sezono. Nu, šalta, šilta. Mes dabar, va, nu, dabar jau šilta, taip, išlindo. Šviečia, bet dar nėra taip įspūdingai šilta. Tai bet mes abi ir pasirinkom sluoksniavimą. Tai yra kažkokia bazė drabužio, ar ne, apatiniai su ant viršaus užmetomo reikalo. Ar tai švarkas, mano atveju, jūsų atveju kardiganas, labai puikiai tarnauja tiek paslepiant stambėjančias rankas, tiek, jeigu nenorim užakcentuoti pilvuką, nes prasegami visi drabužiai, jie sudaro ištisą liniją per visą kūną. Ištempia galvą, kaklą, kojas, čia jau nuo drabužio ilgio priklausys ir nuo modelio, bet pats faktas yra, kad tai yra ne kažkaip suskliausta, užsegta iki kaklo, viskas uždaryta, bet tai yra su prasegimu. Tai ištisinė linija. Su jais labai lengva kurti su tokiais drabužiais. Taip. Kelnės, suknelės, papačia gali eiti, palaidinės gali eiti, užsakstomi marškiniai, petnešėlės, ne petnešėlės, golfiukai, kas tik tai nori. Tai vat vieną tokį, kokį nors patogų drabužį turėti, aš manau, tikrai pravartu. Negaliu sakyti, kad privaloma, bet labai norėčiau palinkėti, kad naujai įsigydami drabužius, va būtent šituo laikotarpiu, atkreiptume dėmesį į elastingumą.
Pečių juosta tikriausiai nesikeis. Taip. Bet visa kita yra šansų. Labai tikėtina. Labai tikėtina. Vienom daugiau, kitom mažiau, bet labai tikėtina. Tai vat, kada norėsis susiskliausti, ar ne? Arba kelnes, tarkim, neįsigijant, kas yra tikrai svarbu. Atkreipkite dėmesį, ar kelnes pačios, net ne jos nuo, kuris yra ant gumos, ir tai yra, aš sakyčiau, must. Jau čia gumelė turi būti. Ar jinai per visą juosmenį, ar labai gražiai būna įkomponuota, tarkim, priekinė dalis kelnių yra visiškai klasikinių kelnių išsegimas, užtrauktukas, sagutė, čikipikė, o nugara yra įmontuota gumelė. Ir dažniausiai šita dalis juda į priekį, o nugara netvimpa, labai gražiai priglanda. Tai vat pasiieškoti tokių variantų, bet elastingumas turėtų išlikti tiek ir šlaunyse, ir sėdmenyse. Va čia rinktis, ar tai bus trikotažas, ką mes esame pratę, ar ne, kad tai yra elastingas, bet ir tas pats audinys, jis gali turėti pakankamai didelį elastingumą. Taip. Leisti kažkiek plėstas, o kada jau mes spustime šiek tiek, vėl jisai gražiai atsistatys ir galbūt tas kelnes tarnaus net ir po nėštumo, ne? Tai vat elastingumas ne tik viršutiniai kūno dalyje, maikutės, palaidinės, suknelės, ten megztos, nemegztos, čia nėra kalbos, ar ne, jos visos vaikšto, bet ir šičia. Visai siūlyčiau turėti kombinezoną, jeigu nėra prieš labai nusistatymo. O kodėl turėtų būti? Ne visi žmonės mėgsta kombinezonas, tikrai ne visi. Jis yra sudėtingas apsirengimo klausimu. Tarpsime, užsimauti, tu vis tiek turi įsinerti į jį. Ir paskui, jeigu reikia naiti į gamtinius, taip. Reikalai visi šitie, ar ten, nežinau, elementariai kažką pasišluostyti, pasitvarkyti, tai tas išsirengimas, jisai ne visom yra komfortiškas. Kitas dalykas, kad vaizdas įprastai kombinezono nėra mums kasdienybėje įprastas. Labai nedaug moterų renkasi kasdien vilkėti kombinezoną, ar tai bus džinsinis, ar medvilninis, ar lininis, ar ten trumpai šortukais, ar ilgais, kad ir koks tai modelis būtų. Bet pats kombinezonas, jis retas. Nėštumo metu, aš sakyčiau, visai fainą dalyką tokį turėti, ypač vasarą, pasirinkti, tarkim, laisvesnio kirpimo. Medžiaga vėlgi priklauso nuo mūsų stiliaus, nuo skonio. Taip. Jis gali būti tiesiog susagstomas, gali turėti, jeigu, kaip pasakyti, nesigėdėjat savo nėštumo, jeigu tame laikotarpyje jaučiatės pasitikinti savimi, viskas yra okei. Gali turėti, tarkim, dirželį sujuosiamą kažkur tai ties viršutinė dalim, ar ne, po krūtinė šiek tiek ties pilvuku. Tai užakcentuoja tuo metu liekniausią mūsų vietą. Taip jau yra. Bet ir tai yra gražu. Nenorit viso šito, viskas varžo paleiskit, tiesiog laisvę tokią, neturėkit. Ar tai bus puošnu, ar tai bus nepuošnu, priklauso ne nuo pačio drabužio, o nuo akcentų, kurie eina šalia, ką jūs prisiderinsit. Tai bus pavadinė, rankinė, auskarai, pakabukai, kažkokios sagtelės ar skarelės, apyrankės, antras sluoksnis. Ir žinoma, mūsų švarūs plaukai ir švytinčios akys pailsėjusios. Retas atvejis, bet būna. Net ir tuo momentu būna. Tai va, tas kombinezonas jisai visai gerai tarnautų. Vėlgi, nuo kiekvienos moters labai priklausys. Kaip su šlapimo reikalai. Aš labai atsiprašau, kad aš einu į buitinius klausimus, bet natūralu, kad taip. Apranga jinai turi funkcionuoti. Taip. Mes nekalbam apie 1 valandos apsirengimą, kur ten nusifotografavai kažkokioj fotosesijoj, suknelės gali būti ilgos, plazdančios ir viskas su tuo yra okei, bet mes kalbam apie kiekvienos dienos naudojimą. Tai vat, kaip tu tame jausis, ne, drabužė, ar tau bus patogu nusirengti, apsirengti. Lygiai tas pats eina ir su avalynė. Ar aš komfortiškai jaučiuosi pasilenkti, apsimauti, ar man neveržia, ar man netinsta kojos, ar man visi šitie dalykai, ar man neišdidėjo pėda, ne? Tai avalynė lygiai taip pat reikės tikriausiai tuo momentu adaptuoti. Bet aš nukrypstu visiškai kasdienius dalykus. Dabar jeigu mes kalbėtumėm, o kaipgi gerai atrodyti, kai mums reikia tą 1 valandą kažkaip išbūti. Tai va, jeigu tą 1 valandą reikia išbūti šią vasarą, taip. Tai va, tai rinkitės švelnius, lengvai krentančius audinius. Nėštumas, vis tiek mūsų pilvas padidės. A formos suknelė.
iš lengvesnę krentančią audinę. Jeigu jūs, vėl, aš pabrėžiu, jeigu jaučiate su savo kūnu gerai, jeigu nenorit jo maskuoti, jeigu ten nesinori lysti į kampą ir stovėti kažkur, be petnešėlių, su petnešėliam, su trumpom rankovėm, ilgesnėm rankovėm, 3/4 jokio skirtumo, bet lengva tokio vos nešilkinio arba šifoninio audinio kritimas, va tas toksai ypač fainai atrodo, jeigu tai yra kirpta iš įstrižo audinio ir jis, ar ne, drabužis, jisai nestovi, o jisai sukrenta į apačią, ne, toks apgaubia visą tą pilvuką ir visų krūtis ir visą. Tai vėl, ilgis priklauso nuo jūsų ūgio, atitinkamai nuo avalynės, kurią nausitės, bet aš siūlyčiau kažkur apie kelius, nenusiilginti, jeigu tai yra vasaros sezonas, bus šilta, kažkokia graži šventė. Ir plius prie viso to kažkokį lengvą užmestuką. Ar tai bus skarelė, ar tai bus skraistė, ar bus, nežinau, krokinis švarkas, ką jau jums reikia, bet kažkokį antrą sluoksnį šiek tiek turėti. Nežinau, dažniausiai tikriausiai vasarą, kas būna krikštynos ir vestuvės. Krikštynos vestuvės, galbūt asmeninės šventės, kai būna kokie jubiliejai, dar kažkas tokio. Tai, ar ne, tai jeigu reikia iš šilto lauko perėti į vėsesnę patalpą, tai va, tą tokį kažkokį prisidengimą galima turėti. Antras variantas būtų sijonukai. O kodėlgi ne? Trumpesni, ilgesni? Ne, aš apskritai nešiosiam sakyčiau, kad ilgis turėtų sviruoti kažkur apie kelius. Mini ilgis yra kylantis virš kelių, midi apie kelius ir jau maxi einam į apačią visiškai. Tai maxi ilgis, kad ir kaip jis gražiai atrodo ant neščiųjų, nes vienas drabužis ištisinis jis eina per visą kūną, vėlgi, ką kalbėjome pradžioje, kad jis ištiesia. Bet tai nėra komfortiška. Atsisėsti, pritūpti, atsistoti, makaluojasi tarp kojų, tuo metu vis dėlto mums reikėtų galvoti, kad mums turi būti vis dėlto patogu. Ne tik gražu, bet ir patogu. Tai vat, maxi sukneles aš šiek tiek atitolinčiau nuo šito laikotarpio ir palikčiau vat kažkur apie kelius. Jeigu fainas, gražias kojas ir visa deganti ir norit judėti ir tas neštumas yra lengvas ir pasiruošęs šokti per šventę, ar ne? Gerai, dėkit trumpą suknelę. Nu, kur bėda? Ne, jeigu norisi truputėlį solidžiau, jau babos jubiliejus, ties 80, gal truputį jau reikia kelio. Pažeminkim tada, kad negąsdinti, ar ne, mūsų senolių. Tai labai vis dėlto priklausys. Vėlgi, pieštukai. Šį sezoną jie eina, sakau pieštukai, iš karto apie ką ir galvoju, ar ne, sijonai. Tai vat būtent pieštukai arba truputėlį į A formą. Ir vėlgi, jie turėtų būti prigludę, bet būtent to kirpimo įstrižo, kada sukrenta, visiškai tinka pastelinės spalvos, visiškai tinka kažkokios va tokios švelnios, kad ir gaivios, bet jos neryškios, akį nerėžiančios. Ir antra kategorija tokių drabužių yra tviski blizgi, kur tada, į vakarėlę. Taip, visiškai, absoliučiai. Tai va, tai vėlgi pagal šventę. Sijonas yra triki dalykas, labai. Kurioje vietoje jį segėti? Nu, vat kurioje vietoje, jos mens tai nebėra. Tai va būtent tada, jeigu dėsiesi čia, tai bus labai čia didelis, o jeigu po apačia, tai čia bus gerai, bet pilvas bus iškritęs. Tai va, tai čia ką ir noriu paminėti. Jeigu jau nusprendė dėti sijoną, aš labai rekomenduoju, ir nesat Rihanna, šiuo atveju tikriausiai nesat. Turim tokią vieną tik tai. Tai va, tai aš siūlyčiau geriau tada keliam viską į viršų. Ir viršutinis drabužis, ar ne, pietinis drabužis. Palaidinė maikutė ten švarkelis, kad ir kas tai bus, galbūt megztukas lengvas, irgi visiškai tinka. Neužleiskit jo visiškai ant pilvuko. Palikit jį atvirą, bet priekinė dalis šiek tiek pakišta, šonukai šiek tiek papiešti, kad ar nenugarytę čiučiuką užsidengti. Labai dailiai per visą nėštumą atrodo moters nugara, nes vis dėlto mes pilnėjom į priekį ir šiek tiek į šonus jau į pačią pabaigą. Nugara vis dar išlieka graži, lenkta ir tobula. Vėl, jau milijoną kartų, nuo savo savijautos. Jeigu viskas okei, nedenkit jos, palikit, rodykit tas sėdmenis, pučias, ten viskas gražu, pilnėja, sirpsta. Nes toj nebebus. Iš dalies taip. Toj nebebus. Pasidžiaukit, jeigu to galima, ar ne? Jeigu ne, tada šiek tiek pilvukas atviresnis, ar ne, ir nugara tada lengvai kažkokia krentanti.
visais sezonais tas išliko, keičiantis mados tendencijoms visiškai niekas nekito, tai yra, kad vienas iš drabužių, jeigu tai yra komplektacija, įprastai yra laisvesnis ir vienas drabužis yra labiau prigludęs. Taip. Tai vat, jeigu su pilvuku, darykit prigludusią apačią, laisvę viršų. Jeigu nelabai pasirinkit, pavyzdžiui, lengvo kirpimo suknelę, kuri yra durta ties juosmeniu. Gal šiek tiek pridengtas rankovės, ant šifoniukas kažkoks lengvai krentantis, ar ne? Rankovytės, čiukšt, čia gražiai krūtinė prigludusi, tą, ką turim, tą rodom, tada turimas ir lengvai krentantis audinys ar nesijoninė ta dalis suknelės į apačią. Kiek apgaus pilvuko, čia jau priklausys nuo modelio. Kai kurios tokios suknelės jos yra labai stipriai išplatėjančios ir jeigu vėjas gerai pučia, tai ten nieko nesuprasi, kas ten yra ir ko ten nėra po ją. Jeigu suknelė yra šiek tiek siauresnė, turim atitinkamai kitokį vaizdą. Nuo kirpimo, nuo spalvų, nuo audinių, nuo norų ir poreikio. Margumas dar gal būtų vienas iš klausimų, nes man toks yra įspūdis, kad lietuvaitės nemėgsta margų suknelę. Mes labai mėgstam juodas, nes labiausiai plonina visas linijas, gražiau pabrėžia. Nu, kažką tokio iš klasikinio. Gal dar kažką ten tokio. Bet spalvų bijome, taip. Jo, nu gal nerinukas tos pačios, nu, bet jau tai va, kaip labai saldžiai. Vienas iš tendencijų šio sezono yra spalvų blokai. Jie dažniausiai, tikriausiai, kad įmanoma rasti parduotuvėje jau iš karto ant drabužio spalvinį derinį kažkokį, kuris yra sublokuotas, skirtingos, ryškios, kontrastingos spalvos. Tai bet viena iš tendencijų. Jums nebūtina viso šito sekti. Tiesiog turėti galvoje, kad aš galiu, jeigu man yra nuotaika ir jeigu aš kaifuoju nuo to, kad man čia ryšku, fain. Visiškai gerai sakau, ką ir minėjau, su pasteliniam spalvom, bet nepabijoti margumo. Tiek smulkaus margumo, tiek ir stambaus. Stambus margumas, jisai labiau gal didins figūrą, smulkus labiau maskuoja, ypač jeigu tai yra laisvesnis drabužis, jeigu jis dar drapiruojasi, kažkaip ar nejudant keičiasi visą tai. Nebijokit to, kad prieš tai pasakiau, didesnės formos kažkokios arba didesni plėmai, dėmės, kad ir kas tai ten bus, ornamentai, didina. Žmogaus kūnas, jisai nėra proporcingas. Turiu galvoje, kad mes nesam visiškai tie XS-ai, S-ai, M-ai pagal lenteles atitinkantis matus. Žiūrėkit, viršus S-as, klubai ties M-L kažkur. Tai ten yra atvirkštinis variantas, krūtinė didesnė, klubiukai visiškai maži. Tai žinant, kas didina ir žinant, kas mažina, galima tą savo kūną labai gražiai susitvarkyti. Ne? Ten, kur mums trūksta, pridėti vizualiai masės. Ten, kur mums yra per daug, šiek tiek arba išlaikyti tą pačią, arba sumažinti. Sumažinti yra sudėtinga. Čia chirurgai plastikos šitą atlieka, drabužiai šito nedaro. Bet vizualiai kažkiek truputį, bent jau neišdidinti, tą yra įmanoma padaryti. Tai bet jeigu turi, tikrai, didelis pilvukas užaugo ir kažkaip nebekomfortas ir pačiai nebesmagu, bet dar norisi. Norisi ir pasirodyti, bet nesinori taip labai. Va. Taip, tada pridėkim ten, kur trūksta. Ne? Jeigu mes galim pridėti kažkaip didesnės rankovės. Taip. Kur mums pakels vaizdą žiūrint ar ne bendrą į moterį, mums reikia tada akcentą į viršų. Ne į apačią, ne ties pilvuku, nes neryškiai super bateliai, bet būtent paryškinkime, ne? Gal plaukų šukuosena bus kažkokia, gal ryškesnės lūpos, gal rankovės bus desnės, o gal dekoltė kieta. Tai tuos tokius dalykus galima sužaisti. Tai čia su vasaros sezonu. Į rudenį, kai lipsim, vėlgi bus kažkokios šventės, nebijokit jūs tų pėdkelnių ir tų tamprių ir tų kelnių ir viskas čia yra okei su tuo. Ir užsimaukit, ir reikit, ir švęskit. Ir laisvi drabužiai viršutinėje kūno dalyje, net jeigu jie yra ir storesnio mezgimo, storesnės medžiagos, viskas yra okei. Iš vis jokių spalvų bijoti nėščiai nereikia, nei nėščiai, nei nėščiai. Viskas yra okei. Reikia žiūrėti, ar jums tinka prie veido ir prie jūsų tuo metu ar ne esančios aplinkos. Daugiau kaip ir tokių labai esminių dalykų tikriausiai neišskirsiu. Gal tik noriu paminėti, kad nepaskubėkit, kada pradeda pilvukas didėti, ar ne?
susipirkti, va būtent ką ir sakiau, tų maternity drabužių, nes yra visokio finto, kaip savo turimus drabužius galima panaudoti. Tiek dar galima pratempti jų naudojimą. Tai va, tarkim, jeigu labai mėgsta džinsus, arba kelnes kažkas plastikinės, tikrai ten yra AliExpress ir visur, kur galite susirasti tiesiog įdurą į kelnes, kuris įsiseks, tarkim, į vieną sagutę, į kitą sagutę, ant viršaus išsileisit naujai nusipirktus marškinėlius susakstomus, ar ten ilgesnį kažkai laisvesnį megztuką ir su tais pačiais džinsukais jūs atvaikščiosit sėkmingai ir viskas bus ok, jeigu telpat per visas erdves. Jeigu reikia pirkti naują drabužį, vis tiek savo kūną jaučiat. Matot, jeigu didėja labai stipriai apimtis, ką ir minėjau, rinkitės tada elastingus, jeigu taip dar solidžiai, dar normaliai, elastingus, bet tik tai vienu dydžiu didesnius. Pakanka. Tikrai pakanka, galima pilnai su tuo atbūti. Po gimdymo jūs sėkmingai, kol svoris sumažės, galėsite patį drabužį taip pilnai visiškai nešioti ir jo džiaugtis. Tai nepaskubėti, prisipirkti ten tiek tų maitinimo visokio naktinukų. Maikučių. Jo, kur ten čia atsidaro, ten atsidaro. Visai gerai yra ir su tuo. Savo seni drabužiai. Taip, tiesiog kritiškai įvertinti, ar jums to reikia. Tikriausiai nepratempsit su savais drabužiais šventinės tos dalies, bet ar ne, jeigu mes šnekam, kad reikės įsigyti, tikriausiai reikės įsigyti. Bet vėlgi, ar tai būtinai turi būti naujas drabužis, galbūt mes galim second-handą pasinaudoti, galbūt draugė kažką. O ką galima būtent iš vyro galbūt spintos nukosėti? Labai galima nukosti maikės. T-shortai, visi trikotažiniai marškinėliai. Tas XL-inis oversizinis variantas, jisai dar nėra išėjęs, jisai po truputėlį naidinėja. Visas sportinis stilius, jis po truputį slenka, nes jis jau išsiliko pas mumis jau keletą metų. Nuo COVID-o visų tų dalykų? Gal net ir anksčiau, aš sakyčiau, net ir prieš COVID-ą jis buvo jau taip pradėjęs rodytis stiprius ženklus, per COVID-ą žinoma sužaliavo, išbujojo ir dabar jis po truputėlį naidinėja, nes vis dėlto noris išleisti truputėlį iš to tringiuko, kad ir kaip yra komfortas, bet vis dėlto visos oversizinės maikutės, ypač vasaros sezonų, bet ir net ne vasaros, užsimetus kažkokį švarkelį, puikiai tarnauja, labai gerai. Tu gali tiek prie sijono priderinti, tiek prie šortų, tiek ant temprių. Gal dar atsimenus pasakysiu, pravartu, jeigu galvojat nešioti nėštumo metu, ypač vasaros sukneles, įsigyti arba šortukus, arba bridžus, kurie yra skirti, jau dabar konkrečiai yra skirti nėščiosioms. Rekomenduočiau kūno spalvos arba kažkokią kaip tik labai aitrią, fainą, ryškią kažkokią vasarinę spalvą, ar ne? Vėl, ko jūs labiau norėsite? Taip, ar maskuotę? Taip. Tai va, šortukus, kurie turi papildomai išmodeliuotą trikotažinį viršų gaubiantį pilvuką. Ir tokiu atveju jūs jau tada ant viršaus gali dėtis tiek ilgesnę maikutę, tiek tuniką, tiek trumpą suknelę. Jūsų visa šita dalis yra užslėpta estetiškai ir turit gaivą vasarinį vaizdą. Tai tas tikriausiai galiotų tiek einant į šventę, tik šventės metu galbūt gerai būtų, kad nesimatytų jie. Kiekvienai dienai visiškai nematau problemos, jog visą tai matosi, ten laisvesnė stiliaus avalynė ir pirmyn. Švarkai dažniausiai netitinka pečių liniją, kad ir kaip tie visi didinti švarkai buvo populiarūs. Dabar tai buvo ant bangos. Taip buvo ant bangos, bet vis dėlto netgi renkantis tokį švarką, aš siūlyčiau nueiti į moterų skyrių. Vis tiek atrodys kitaip. Moterų švarkų medžiagos yra kitokios, jos krenta kitaip. Net jeigu nesueis per pilvuką, visi šitie dalykai, vis tiek, iš moterų skyriaus jisai atrodo čiučiuką kitaip. Jeigu, vėl, avangardą mėgstat, all good, pasiimkit vyrišką švarką, pirmyn keliaujat, bet jeigu labiau į klasiką arba tiesiog norit įsiskirti, tai va šitas dalykas. Džinsukai, vėlgi, labai priklauso, ar jūsų vyro apimtis atitinka jūs. Dažniausiai gerai jo. Tai va, boyfriendai visi šitie, viskas tvarkoja. Galima net ir šitos ir nemautis. Skirtumas tarp moteriškų ir vyriškų džinsų kirpimo yra
Gaktos srityje pas jos yra daugiau vietos palikta, obviously. Dėl ko? Bet vėlgi, jeigu mes renkamės laisvesnius drabužius, begės stilius ar ne, šiek tiek pasmukė kažkoks, pilvelis didesnis ir jos muo pasmuks, galima pilnai naudoti. Ar dažna moteris tą mėgsta, ne, į tą vyro spintą įsusukti? Manau, kad ne. Dažniausiai tą daro jaunesnės merginos. Solidesnio amžiaus mamos jos jau taip gal aš su savo spintai pagyvensiu, taip sakant. Tai labai vėlgi priklausys nuo poros, nuo jau santykio, ar leidžia tas vyras tam biškai pašeimininkauti ir nuo pačios moters stiliaus. Bliuzonai, kodėlgi ne, bet vėlgi, tai labiau kasdienis dalykas. Jeigu mes šnekam apie tai, kad šiek tiek gražiau ar neatrodyti, tai tos bliuzonus palikim tada pasivaikščiamam ar ne ir kasdieniam tam tokiam naudojimui. Tai iš tikrųjų tada galim apibendrinti. Galim. Ir tada kaip atrodyti tai neštukiai, kaip ant podiumo šiais metais, jeigu kažkokios yra šventės. Kas svarbiausiai, kokie 3 akcentai? Gerai. Vienareikšmiškai. Apatinis trikotažas. Taip. Gerai, antras, ko nepaminėjau, susiraskit patogią avalynę. Avalynė tikrai yra svarbu ir kad ir kokį drabužį užsidėsit, jeigu avalynė netitiks jūsų bendro vaizdo, iškris viskas. Nešti į avalynę patogiai yra must. Tikriausiai tai nebus pilkos tos mūsų, tikriausiai tai bus kažkokia žemesnio kulnelio batukai, bet susiraskit patogią, dailią avalynę. Tebūnie, kad ir tam vienam kartui, bet tai tikrai pridės 50% prie viso bendro vaizdo. Tai va, apatinis trikotažas, bateliukai. Aš labai linkėčiau gaivių spalvų. Labai linkėčiau. Jeigu tai yra tikrai šventė, nebūkite nude, tokia kažkur išplaukusi, net jeigu tai yra ne jūsų šventė, jeigu jūs einat kaip svečias, nepabijokit būti ryškesnė. Tai yra trumpas labai 9 mėnesių laikotarpis, kad ir kaip jūs jaučiatės, bet jūs esate išskirtinė visame šitam viso gyvenimo laikotarpį, ne? Nebūkit rožė ten per visą balių, bet šiek tiek gaivesnių, ryškesnių spalvų šią vasarą, ar tai bus nėrinys, ar tai bus kontrastingos spalvos, ar tai bus šilkas ar ne kažkaip gražiai apgaubiantis, bet tai bus akcentas. Net jeigu tai bus auskarai ar sakau, ar segė kažkokią vieną tokį fainą, traukiantį akį ir kur jums pačiai net skanu užsidėti, turėkite. Tiek.